Jau labai greitai mokiniai nešiniai gėlėmis žygiuos į mokyklą. Tačiau vis dar trūksta apie 500 mokytojų. Manoma, kad kai kuriems mokytojams gali tekti dirbti dvigubai, kad būtų sušvelnintas tas mokytojų trūkumas. Taip pat siūloma rimtai apsvarstyti pedagoginio išsilavinimo būtinumą, kadangi yra nuomonė, kad esant geram savo srities specialistui pakaks tik tai trumpų apmokymų ir tada žmogus jau gali mokyti mokymus. Prancūzijoje, Grenoblio mieste ir buvom keletą įstaigų ir ten specialybės įvairūs mokytojai, ir profesinėse mokyklose, ir bendro ugdymo mokyklose praeina gan trumpus, ne tokius jau ilgus tos kursus, jie yra etapais ir turi teisę dirbti mokykloje. Nors ir atlyginimai mokytojams yra keliami, didžioji dalis jų vis vien mieliau renkasi korepetitorių darbą, kadangi kaip ten bebūtų, jis vis dar žymiai geriau apmoka.